kilovatų maža? Maža kilovatų dabar jau. Dabar jau kilovatų maža. Kilovatų sumažino. Jūs parūkykit dar. 20 kilovatų mažokai kalną pasirodo. Aš važiuoju. Po 5 minučių tada. Gerai, po 5 minučių. Jei pamatysi gerą vietą, stok. Ką po truputį kylam į viršų. Link 3 kilometrų. Kol kas vienas su trupučiu, bet ne kažką šitam aparatui. 20 kilovatų. Ko tu nori? Va, painiausias karvės. Įpratusios laipėt kalnais. Kalnietė. Nėra dūmų, nėra galios. Prasidėjo vintažinis kelias. Nebe toks jau lygus, o kaip tik mums. Į Bikerių pointą dabar važiuosim, pačią viršūnę. Ar užtrauks? Užtrauks? Užtrauks. Kelintą? Pirmą. Arba antrą geriausiai atveju. Tarp debesio ir žemės. Nu ką, atvažiavom, reikia dabar kavos virt? Ačiū viršų. Taip. Aš savo duosiu tą viryklę. Vėjas neužpūs. Ne, čia ką. Va, su normaliais motociklais, Transalpo. Tam ir pirkai Transalpo tikriausiai. Kad į Alpes nuvažiuot. Ir Ducati. BMW S1000. O iš tikrųjų reikia paprasto R80 arba net R5. BMW R5 važiavo. Tai ką, seni BMW dar ne šūdas, gali pakilti aukštį, nesvarbu, kad 20 kW yra. Nu, kitiems šiek tiek galingesni, bet darykit kelią Austrai, ten užkilsi. Tik duokit važiuoti. Ir kelių mokesčių sumažinkite. Nuskausmina labai. Kada tai galvoju, tai kaip... Vis kažkiek, vis 8, kiek jis Karburatoriai ir bėdas. Vienas seniausių kaip ir mūsų čia. Be gliuteno baikeriai važiuoja. Kas čia dar yra? Be problemų. Be gedimo reiškia tikriausiai. Kažkas dar. Čia dar įdomesnė. O va čia Lietuva, Austrija. O, kažkas iš Lietuvos buvo. Yra dar kas. Su dūmų ir benzino kvapu užkilom jie. Šį kalną. Lietuva keliuku. O dabar jau pradėsime leidimosi procesą. Sudegs kaladėlės, pajusim kažkokius kvapus ar ne. Matysime, važiuojam.
ratas. Ir važiuojam.